26 metų vasario 28 Irano aukščiausiasis lyderis sėdi savo rezidencijoje Teherane. Ajatola Ali Khamenejus susitinka su aukščiausio rango pareigūnais. Jis sėdi su artimiausiais patarėjais. Jis tiki, kad yra visiškai saugus. Jis labai klysta. 100 mylių toliau Izraelio naikintuvo eskadrilė jau skrodžia rytinį dangų. 92 milijonų gyventojų valstybės aukščiausiajam valdovui liko lygiai 2 gyvenimo valandos. Štai kaip JAV ir Izraelis likvidavo Ajatolą. Režimo vadovybės nukirtimas reikalauja nepriekaištingo matematinio tikslumo. Sukelti chaosą stipriai ginkluotoje šalyje reikia mėnesių šalto, kruopščiai apskaičiuoto planavimo. 6:30 ryto Izraelio laiku saulė patekėjo virš artimųjų rytų. Smūgio grupė pakilo ir nusistatė tiesų kursą į Teheraną. Šio puolimo smaigalys buvo F-15 Eagle. Nors tai gali būti 50 metų senumo mašina, nuolatiniai kruopštūs patobulinimai pavertė ją aukščiausio lygio plėšrūnu. 2 varikliai sukuria pakankamai traukos, kad sunkusis naikintuvas galėtų viršyti 2,5 mačo greitį, tai yra daugiau nei 1900 mylių per valandą. F-15 gali kilti tiesiai aukštyn, ji gali nukreipti savo nosį į žvaigždes ir vertikaliai greitėti prieš gravitaciją. Pažangiausias radaras veikia kaip skaitmeninis snaiperio taikiklis. Eralis gali pastebėti ir sunaikinti priešo orlaivius gerokai anksčiau, jie pasirodo regos horizonte. RLI paprastai nešiojasi didžiulį trumpojo nuotolio amunicijos arsenalą, bet šioje misijoje jie medžiojo ne kitus lėktuvus, o žmogų. Po sparnu kabėjo 10 Sparrow raketų. Sukurtos Rafael Advanced Defense Systems, Sparrow yra itin pažangus iš oro paleidžiamas balistinis ginklas. Kai pilotas paspaudžia gaiduką, raketa neskrenda tiesiai, jis staigiai pakyla aukštyn į viršutinę atmosferą. Mirtinas karinių GPS ir inercinės navigacijos derinys tada nukreipia hipergarsinį kritimą atgal į Žemę. Pilotas gali paleisti Sparrow raketą iš daugiau nei 600 mylių arba 1000 km negyvos zonos ir raketa pataikys į taikinį. Valgomojo stalo dydžio. Su bauginančiu, neginčiamu tikslumu prikrauti 10 šių kinetinių budelių, F-15 veržėsi į rytus. Skridis į Teheraną truko šiek tiek daugiau nei 2 valandas, bet taikinys buvo praktiškai nemirtingas. Ajatola Ali Khamenejus. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui nebuvo kvailas žmogus. Irano žmonėms jis buvo priešas numeris 1, jis demonstravo nepažeidžiamumą. Jis tvirtino, kad jo nužudymas vos pristabdytų Islamo Respublikos pagreitį. Už uždarų durų realybė buvo kitokia. Jis įsakė pastatyti 2 atskirus požeminius bunkerius po savo įtvirtintų kompleksų Teherane. Jie buvo palaidoti taip neįtikėtinai giliai po žeme, kad norint pasiekti sprogimams atsparias duris, reikėjo specialaus lifto. Kelionė nuo paviršiaus iki uolienų pagrindo truko daugiau nei 5 minutes. Jis atkartojo savo seno sąjungininko Hezbollah lyderio Hasano Nasralos taktiką. Jis kiekvieną vakarą pasitraukdavo į savo bunkerį, į antžeminius biurus jis išeidavo tik dienos šviesoje. Tačiau 2025 m. birželio 12 dienų karas viską pakeitė. Izraelis surengė didžiulį netikėtą puolimą prieš Irano karinius ir branduolinius objektus, nužudė aukšto rango karinius vadus, pašalino aukščiausio lygio branduolinius mokslininkus. Po žudynių Khamenejus tapo šešėliu. Jis dingo iš viešumos, beveik visą laiką praleido giliai po žeme. Izraelis ir Jungtinės valstijos susidūrė su žiauria taktinė realybė. Jie žinojo, kad neturės daug galimybių pašalinti Ajatolą. Taikinys buvo itin paranoiškas. Atsirasdavo tik labai trumpi, akimirksnio trukmės progų tarpsniai, kai jis pasirodydavo virš žemės ir patekdavo į jų akiratį. Jie turėjo apskaičiuoti, kada tie reti galimybių langai atsiras. Jie turėjo paruošti reikiamus planus smūgiui tą pačią akimirką. Kad pasiektų idealų momentą, jiems reikėjo duomenų. Keletą mėnesių Izraelio ir Amerikos žvalgybos tarnybos vykdė itin intensyvę sekimo operaciją. Jie stengėsi išsiaiškinti kuo daugiau. Jie ne tik stebėjo Khamenejų, bet ir sekė jo personalą, persekiojo jo apsaugos darbuotojus, sudarė jo artimiausių bendražygių tinklą, stebėjo jo patarėjus, katalogavo jo šeimos narius. Jie stebėjo kiekvieną kitą svarbų Irano pareigūną, kuris patekdavo į jo aplinką, sudarė kiekvienos jo gyvenimo valandos, kasdienės rutinos ir rezidencijos žemėlapį. Jiems reikėjo tiksliai nustatyti tobulą datą, laiką ir vietą smūgiui suduoti. Jie turėjo užtikrinti, kad pasitaikius progai, jų smūgis būtų nepriekaištingas. Nesėkmė nebuvo išeitis. Naudodamiesi slaptomis priemonėmis, Izraelio agentai tiesiogiai įsilaužė į eismo stebėjimo kameras visame Teherane. Jie sutelkė dėmesį į tas kameras, kurios buvo įrengtos palei Pastero gatvę, kur buvo įsikūrusi Khamenejaus rezidencija.
Šis skaitmeninis perėmimas leido jiems nuolat stebėti vietovę. Jie prisijungė prie realaus laiko vaizdo transliacijų iš tos vietos, todėl galėjo tiksliai matyti, kas bet kuriuo metu atvyksta ir kas išeina. Per kelis mėnesius tylos stebėjimo Izraelio padalinio 8200 žvalgybos agentai susidarė išsamų šios vietovės vaizdą. Jie žinojo viską apie tai, sudarė net pačių smulkiausių detalių žemėlapius, užfiksavo, kokiais maršrutais į darbą atvykdavo komplekso vairuotojai ir apsauginiai. Jie užfiksavo, kokiamis valandomis kiekvieną dieną jie budėjo, sekė, ką jiems buvo pavesta saugoti. Jie netgi sudarė žemėlapius, kuriuose konkrečiose vietose jiems patikdavo statyti savo automobilius. Buvęs CŽV veteranas paaiškino šios operacijos psichologinę realybę. Tai kaip milžiniška dėlionė. Tu sudedi visus šiuos informacijos gabalėlius. Kur trūksta patikimų duomenų, giliau nagrinėjai tas spragas. Iš to susidės visas vaizdas. Kaip jie gauna maistą, kas nutinka jų šiukšlėms. Visi mes atsikeliame ir einame miegoti. Visi valgome ir geriame. Viskas, ką darai, palieka pėdsaką. Izraelio agentai įsilaužė į vietinius mobiliojo ryšio bokštus aplink Pastero gatvę, pareigūnų ir jų darbuotojų telefonus, kad sužinotų daugiau apie jų judėjimą. Jie surinko didžiulius kiekius neapdorotų duomenų ir viską apdorojo sudėtingais algoritmais, kad automatiškai aptiktų dėsningumus. Mašinos nupiešė itin aiškų, detalų priešo štabo vaizdą. Jungtinių valstijų centrinė žvalgybos agentūra buvo nemažiau atkakli. CŽV naudojo savo slaptus išteklius ir technologijas, kad atidžiai stebėtų ajatolą. Jie sekė jo judesius, susitikimus ir giliai įsišaknijusius įpročius. Jie sužinojo viską, ką galėjo, apie tai, kaip jis gyveno, su kuo susitikinėjo ir tiksliai, kada jis greičiausiai pasirodys iš slėptuvės. Dienos, savaitės ir mėnesiai ėjo. Dvi stipriausios pasaulio žvalgybos tarnybos stebėjo iš šešėlių, kol Irano pareigūnai užsiėmė savo reikalais. Agentai kantriai laukė savo momento. Jie laukė to vienintelio galimybės lango, kuris bent jau leistų jiems surengti sėkmingą smūgį. Tada jie pastebėjo anomaliją. Izraelio žvalgyba sužinojo, kad Ali Hamenėjus turėjo dalyvauti svarbiame susitikime. Didelė aukščiausio rango Irano pareigūnų grupė rinkosi jo antžeminiame komplekse vasario 28 dieną. Taikinių sąrašas buvo stulbinantis. Mohamedas Pakpuras, Islamo Revolucinės gvardijos korpuso vyriausiasis vadas, Azizas Naziadzadehas, Irano gynybos ministras, admirolas Ali Shamhanis, šalies karinės tarybos vadovas. Sajidas Majidas Musafis, Islamo Revolucinės gvardijos korpuso aviacijos ir kosmoso pajėgų vadas, Mohamedas Shirazis, Irano žvalgybos viceministras. Netgi ajatolos artimiausi šeimos nariai buvo atskleisti. Jo sūnus Muitaba ir dukra Bošra, kartu su savo sutuoktiniais, visi turėjo būti toje pačioje vietoje. Pranešama, kad CŽV užsitikrino svarbų žmogišką šaltinį vietoje. Šis šaltinis patvirtino, kad susitikimas vyksta pagal grafiką ir kaip suplanuota. Kai kurie žvalgybos ekspertai teigia, kad ajatolos artimiausioje aplinkoje buvo giliai įsitvirtinęs šnipas, žmogus, kuris galiausiai nusprendė jį išduoti. Nepriklausomai nuo to, kaip jie gavo žvalgybinę informaciją, tai buvo akimirka, kurios JAV ir Izraelis laukė. Tai buvo jų auksinė proga. Jie galėjo visam laikui paralyžiuoti visą šalies vadovybę vienu smurtiniu smūgiu. Jie tiesiog negalėjo sau leisti prašauti. Tai buvo vienintelė tokia proga gyvenime. Jie jau tyliai rengė planus atakai prieš Iraną. Iš pradžių jie planavo pradėti puolimą naktį, pasinaudodami tamsa, tačiau ši nauja galimybė sužlugdė tą strategiją. Vos kelioms dienoms likus iki operacijos pradžios, JAV ir Izraelis visiškai pakeitė savo taktinius planus. Jie atsisakė naktinio reido. Vietoj toje pultų ryškioje dienos šviesoje. Jie pasirinko momentą, kai Irano pareigūnai jų mažiausiai tikėjosi. Artėjant lemtingai paleidimo datai, Izraelis ir JAV laikė savo planus paslaptyje. Tai buvo griežtai saugoma paslaptis, todėl jie negalėjo leisti net menkiausios rizikos, kad tikrieji jų ketinimai būtų atskleisti. Jei Irano režimas bent truputį nujaustų, ką jų priešai suplanavo, vasario 28-osios susitikimas būtų nedelsiant atšauktas. Ajatola būtų greitai paslėptas giliai savo požeminėme bunkeryje. Jis būtų patalpintas taip toli, kad net galingiausios Izraelio balistinės raketos jo nepasiektų. JAV ir Izraeliui pavyko išlaikyti visą informaciją griežtai paslaptyje, tačiau dienos šviesa sukūrė lemtingą pažeidžiamumą. Kai Izraelio naikintuvai įskrido į Teherano oro erdvę, rytas vyko tiksliai pagal planą. Į Hamenėjaus rezidenciją jau buvo atvykę įvairūs aukšto rango Irano pareigūnai. Didžiulis kompleksas buvo sudarytas iš kelių stipriai įtvirtintų pastatų. Jame buvo Irano prezidentūros biurai, taip pat įsikūrė nacionalinio saugumo taryba. Aukščiausiasis lyderis pats dirbo atskirame pastate. Daugelis pareigūnų buvo susirinkę viename iš pagrindinių pastatų. Ajatola Ali Hamenėjus buvo izoliuotas savo atskirame kabinete.
Tai buvo 9:30 ryto vietos laiku. Fizinis taikinių atskirimas visiškai neturėjo jokios reikšmės. Izraelio naikintuvai turėjo pakankamai Sparrow raketų, kad visą kompleksą nušluotų iki pat uolienų pagrindo. Iraniečiai niekada nepamatė budelių artėjant. Jie dešimtmečius buvo nuolat mokomi tikėtis atakų vakarais arba naktį. Ne vienas iš jų nesitikėjo, kad jų prisiekę priešai surengs vadovybės nukirsdinimo smūgį dienos metu. Tačiau dienos metu surengtas smūgis iškėlė rimtą problemą. Jei kuris nors civilis ar sargybinis pastebėtų artėjančią grėsmę, jie galėtų atlikti vieną skambutį. Ajatola 5 minutės važiuoja liftu. Misija būtų žlugusi. Mėnesiai planavimo ir metai žvalgybos būtų iššvaistyti. JAV ir Izraeliui reikėjo visiškos radio tylos vietoje. Izraelio ir JAV žvalgybos agentai vienu metu aktyvavo skaitmeninį atjungimo mechanizmą. Jie pavertė ginklu tai, kad kontroliavo vietinius mobiliojo ryšio bokštus, sutrikdė visas skaitmeninės paslaugas aplink Pasteur gatvę. Jie užgožė tinklą statiniu triukšmu. Net jei išsigandęs sargybinis bandytų desperatiškai skambinti apsaugos komandoms, kad perspėtų apie artėjantį išpuolį. Net jei jie bandytų susisiekti su Chamenejaus elitiniais asmens sargybiniais, jie paprasčiausiai nebūtų galėję prisiskambinti. Jie skaitmeniškai paralyžiavo visą rajoną ir nematomi spąstai užsivėrė. 9:40 ryto prasidėjo kinetiniai smūgiai. Didelio aukščio naikintuvai paleido savo užtaisus. Dešimtis pažangių Sparrow raketų neįtikėtinų greičių nuskriejo tiesiai į Chamenejaus kompleksą. Per kelias sekundės kelios iš šių tikslių oro žemės raketų sėkmingai pataikė į savo taikinius. Jos akimirksniu pavertė dešimtmečius stovėjusius betoninius pastatus į rūkstančių griuvėsių krūvas. Odedas Eilamas, buvęs Mossad kovos su terorizmu skyriaus vadovas, apibendrino bauginančią šiuolaikinio karo realybę. 60 sekundžių tiek užtruko ši operacija, tačiau tai yra daugelio metų darbo rezultatas. Šiuolaikinį mūšio lauką apibrėžė ne tik tankai ir orlaiviai. Jį apibrėžė duomenys, prieiga, pasitikėjimas ir laikas. 1 minutė gali pakeisti visą regioną ir būtent taip ir nutiko. Milžiniški tirštų juodų dūmų stulpai užtvindė orą. Civiliai aplinkinėse teritorijose apimti šoko ir baimės stebėjo niokojimą. Akimirksniu Chamenejaus legendinis kompleksas buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus, o erdvė, kuri jam ir jo pareigūnams buvo saugi priebėga, išnyko. Taip pat ir pats Chamenejus. Tie keli, kurie stebuklingai išgyveno pirmasias atakas komplekso viduje, desperatiškai ieškojo prieglobsčio. Chamenejaus sūnus Mojtaba buvo viena iš tų statistinių išimčių. Jis buvo išėjęs į lauką įkvėpti gryno oro, vos akimirką prieš atskrendant balistinėms raketoms. Jis patyrė sunkią kojos traumą. Per sprogimą jis neteko tėvo, žmonos ir savo sūnaus. Jam pavyko gyvas išsikapstyti iš griuvėsių. Ali Chamenejus pats neturėjo jokios galimybės išgyventi. Sulaukęs 86, jo gyvenimas staiga ir smurtiniu būdu baigėsi, kartu su daugeliu artimiausių ir svarbiausių jo pareigūnų. Vienu smūgiu Irano valstybės vadovas buvo visiškai pašalintas. Palidovinės nuotraukos iš karto po įvykio atskleidė apokaliptinį žalos mastą. Per kelias valandas po to, JAT Vatkos ir Izraelio pajėgos surengė daugybę papildomų antskrydžių ir bombardavimų prieš Irano oro gynybos sistemas, radarus, karinius kompleksus ir kitą svarbią infrastruktūrą. Tie, kurie liko iš režimo, skubiai bandė sudaryti laikinąją 3 asmenų tarybą, kad parodytų bent šiokį tokį kontrolės įspūdį. Jie išrinko Mojtabą Chamenejų savo naujuoju aukščiausiuoju lyderiu. Vadovybės nukirtimo smūgis pirmąją karo dieną yra aukščiausio lygio karinis šachas ir matas. Tokio patobulumo tikėjosi ir Vladimiras Putinas, kai įsakė įsiveržti į Ukrainą. Jis tikėjosi nepriekaištingos pergalės per 60 sekundžių. Jis tiesiai įžengė į kruviną skerdynę, kad pamatytų, kaip gerokai mažiau ginkluota Ukrainos kariuomenė surengė žiaurią pasalą, kuri jau pirmąją dieną visiškai palaužė Rusijos karo mašiną. Spustelėkite vaizdo įrašą savo ekrane dabar ir pasimatysime kitame mūšio lauke.